Pamokos tema – sakinys. Sakinys yra žodžių junginys, kuris išreiškia baigtą mintį. Pavyzdžiui, žodžiai pyragas, mama, kepa. Tai tik pavieniai žodžiai, kurie drauge nieko nereiškia. Mama kepa pyragą – tai jau aiškiai išsakyta mintis. Tai yra sakinys. Sakinio ribos. Sakinį pradedame rašyti didžiąja raide. Sakinio gale rašomi šie skyrybos ženklai: taškas, klaustukas arba šauktukas. Tai susiję su sakinio intonacija. Sakinys pavasarį parskrenda paukščiai yra tiesioginis, todėl jo gale dedame tašką. Skaitydami tokį sakinį, pabaigoje balsą nuleidžiame. Kas matuoja laiką? Tai klausiamasis sakinys arba klausimas. Jo gale rašome klaustuką. Klausimo gale balsą šiek tiek pakeliame, tarsi laukdami atsakymo į jį. Šauktukas rašomas šaukiamojo sakinio gale. Šį sakinį tariam stipriai ir garsiai. Gale balsą pakeliame. Valio, mes laimėjom! Iš šių žodžių sudarysime taisyklingus sakinius. Krūmų, tupi, po, kiškutis. Po krūmų tupi kiškutis. Tai tiesioginis sakinys. Pirmasis sakinio žodis rašomas didžiąja raide, o gale dedamas taškas. Kokį sakinį galima sudėti iš žodžių: vadinamas, miestas, kuris, Lietuvos sostinė. Kuris Lietuvos miestas vadinamas sostinė. Kaip vadinamas toks sakinys? Atkreipkite dėmesį į sakinio pradžią ir sakinio pabaigą. Gal galite atsakyti į šį klausimą? Štai dar 3 žodžiai. Prasideda puiku, atostogos. Kokį sakinį sudarysime iš šių žodžių? Puiku, prasideda atostogos. Dar kartą prisiminkime sakinio ribas. Pirmasis sakinio žodis visada rašomas didžiąja raide, o gale dedamas šauktukas šiame sakinyje, nes tai yra šaukiamasis sakinys. Taigi, prisiminkime. Sakinys – žodžių junginys, kuris reiškia baigtą mintį. Sakinį visada pradedame rašyti didžiąja raide, o baigiame tašku, klaustuku arba šauktuku. Žodžiai sakinyje turi būti sudėlioti tam tikra tvarka ir suderinti, kad sakinys būtų aiškus ir taisyklingas. Ačiū už gerą darbą ir sėkmės!